knygų, filmų, serialų kalbos. Tai yra popkultūra. Popkultūra yra neišvengiamas dalykas, jis nusėda mūsų smegenyse ir jūs galite apsimesti, kad jos nematot, bet jinai yra ir jūs ją irgi mastote. Ir būtent popkultūroje yra įdomus fenomenas dirbtinės kalbos. Jų yra prikurta daug, yra jų skirtingų, bet pakalbėsim turbūt apie kelias pačias populiariausias. Šiuo metu populiarumą labai didelį turi Džordžo Martino kūriniai ir serialas Sostų karai. Ir būtent juose yra minima dotrakių kalba, aukštutinė valyrų kalba ir tų kalbų yra ir daugiau. Pats rašytojas savo kūriniuose jis tik mini, kad yra tokios kalbos arba pateikia vieną kitą frazę. Tai pavyzdžiui, paimkim, kad ir visiems gana gerai žinoma, posakį Valar Morghulis. Tačiau kuriant serialą, serialo autoriai norėjo, kad tos kalbos skambėtų, kad jos būtų matomos. Buvo, aišku, konkursas didžiulis, konkursą laimėjo lingvistas Petersonas, jisai ir sukūrė būtent datrakių ir valarų kalbas, kurias mes dabar girdim, kurias mes esam įpratę girdėti. Kurdamas datrakių kalbą, Petersonas rėmėsi estų, rusų ir turkų kalbomis. Tai buvo tokie pavyzdžiai, kuriuos jis žiūrėjo, kaip gali skambėti žodžiai, kaip galima jungti žodžius tarpusavio. Šiandien dotrakių kalboje yra daugiau nei 4000 žodžių, o valyrų kalboje per 2000 žodžių. Internete galima išmokti iš tos kalbos, sakoma, kad yra per milijoną besimokančių, tas vadinasi, galima kažką įdomaus rasti.